Pasaulis sako, kaip gražu, žinai, tikrai. Minties laisvė. Minties laisvė, žinai. Davai, žinai, minties laisvė. Tolerancija, davai tolerancija, minties laisvė, tolerancija. Darykim tai, ką mūsų širdis iš tikrųjų trokšta daryti kiekvienas. Nepaisydami, kad mes esame visi sugedusios prigimties. Darykim visi, ką norim. Amen, amen. Pažiūrėkit, kuo tai baiginėjas. Tasme, kuo tai visa tai tampa. Kuo visa tai tapo. Turbūt mums skaudžiausia artimiausi įvykiai, ta prasme, yra Paryžiaus įvykiai, ne? Kuo tai visa tai tapo, kad žmogus daro, ką nori? Kai žmogus renkasi nežvelgdamas į Dievą, ką daryti, kai žmogus nežiūri į meilę ir kažką mėgina gero padaryti. Brolis žudo brolį, žmogus žudo žmogų. Iš eilės ir iš eilės ir iš eilės. Ir Kristus kviečia, ateikit pas mane ir aš jūs išmokysiu teisingai mylėti. Ateik pas mane, ateik ir žiūrėk į mano veidą tam, kad nežudytum brolio. Tam, kad neskleistum mirties. Žiūrėk į mano mirtį, kad semtumės gyvenimo. Leiskis būtų užliejamas mano kraujo, kad tau nereiktų kraujuoti ir tavo artimui nereiktų kraujuoti. Ir viskas. Ir taip yra. Ir mums Jėzus sako, būkit pasaulio šviesa, mylėkit viens kitą taip, kaip aš jūs myliau, ir iš to pažins, kad esat manieji mokiniai. Ir mus visą laiką kaltina, bažnyčia pastoviai kaltina. Sako, va, žiūrėkit, kaip tie krikščionys elgiasi, pažiūrėkit į kunigus. Tas kaltinimas yra teisingas. Visas yra teisingas. Ir kiekvieną kartą, kai ant jūsų stumia, kad tu esi blogas krikščionis, tai yra tiesa. Kiekvieną kartą. Tai yra tiesa, nes mes nemylim taip, kaip mylėjo Jėzus. Mes nemylim taip, kaip mylėjo Jėzus. Apaštalas Paulius sako, jūs nei vienas dar nekovojat su nuodėme iki kraujo. Mes neskleisim šviesos, jeigu mes patys nežiūrim į šviesą. Tikrai nuostabi yra parašyta prie katedros, nuostabų žodžiai. Ant kažkokio kunigo, atsiprašau, viešpatie, kad neatsimenu jo vardą, yra parašyta. Mes ne savo ugnimi žėruojam ir mes ne savo aplinkui šviesą liejam. Ne savo ugnimi. Pamėginkit žėruoti savo ugnim. Šikna gausis. Šūdas, negaliu pasakyti nieko. Nes mes šviesos neturim. Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa ir kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse. Mes žiūrim į šviesą, kad jis mus įžiebtų, kad mes degtumėm ir neštumėm pasaulio šviesą, ne savo ugnį, o jo, ne savo meilę, o jo, ne savo gyvenimą, o jo, nes kito nėra. Ir viskas. Mes visi turim mirti. Kiekvienas. Už kiekvieną pasakytą blogą žodį žmogui, už kiekvieną pagalvojimą, kad jis duchas, už kiekvieną pagalvojimą, kad jis kitoks, už kiekvieną atmetimą to žmogaus, už kiekvieną praeitą žmogų, kuris yra gatvėje ir nieko nedarima dėl to. Mes turim mirti. Už kiekvieną pornūškę žiūrėjimą mes turim mirti. Tai yra mirties kaina, nes tu lieki skoloj žmogui meilį ir gyvybę ir tu jam to neduodi. Ir tau kaupėsi ir tavo nuosprendis yra mirtis. Ir jeigu mes norim, bet mes galim semti gyvybę iš vienos mirties, iš kryžiaus mirties, Jėzaus Kristaus gyvybės. Ir viskas. Bet mirsi ne po 60 metų, mirsi gyvas būdamas. Šiandien tu miręs būsi, rytoj tu būsi miręs ir poryt. Ir tu gimdysi vaikus mirčiai, jeigu jie nesuras Jėzaus savo gyvenime. Tu suvesi, kad tavo žmona arba vyras mirtų, nes jūs neinat paskui Jėzų. Tai yra mirties kelias. Ir yra tik vienas gyvenimo kelias. Ir viskas. Bet Jėzaus kryžius yra mūsų gyvenimo kaina. Tai yra mūsų gyvenimo kaina. Nėra kryžiaus, nėra gyvenimo, yra tik mirtis. Ir viskas. Jeigu viskas baigtųsi su kryžium, taip ir viskas baigtųsi. Tada būtų Dievas numiręs, tada mums jau žopa visiška. Bet jis po 3 dienų prisikelia ir jis sako, bum, man mirtis nebeturi galios. Ir visą laiką savo gyvenime turi reikės vieną dalyką. Sakyt kryžiui taip, ar sakyt kryžiui ne. Sakyt, jei sakai kryžiui taip, sakai gyvenimui taip. Kryžiui nereiškia mirčiai taip.
pakviestas į šitą gyvenimą, kad gyventum. Dėl ko? Nes Dievas yra meilė. Nes Dievas yra meilė. Ir kaip Šventas Augustinas pasakė, jis pakvietė mūsų į gyvenimą meilės šokiui. Ir viskas šoka. Meilės šokį. Jis yra vedantysis. Jis yra tas, kuris veda. Ir jeigu tu neseki, jeigu nešoki kartu su juo, gali kampe stovėti. Žinot, čia kaip per kokias išleistuvės. Jeigu bachūras ir neprieis prie panos, tai panos ir stovės ratelį, tašia susimetusios vidury ir judėti. Ir tai yra fake, tai nėra šokis. Ta prasme, nu šitas iš vis individualizmo, freaking amžius, kai visi daro viską vieni patys. Nes nebemoka mes tekėti. Tai yra sunkiausia žinia vyrams, vyrams bažnyčiai irgi reikia tekėti. Reikia tekėti už Kristaus. Ir paskui jį Adomas, tai yra žmonijos monada, tai yra tas, į ką mes vadinam, tai yra savoka, žmonijos savoka, į kurį telpam kiekvienas mes. Adomas su Ieva nepakluso. Adomas su Ieva visą laiką žiūrėjo į Dievą, žiūrėjo į meilę ir žinojo, kaip su viskuo šito reikia tvarkytis. Kaip tvarkytis su žmogum, kuris yra šalia manęs, kaip tvarkytis su viskuo, kas yra aplinkui. Nes žiūrėjo į Dievą ir pagal tą žvilgsnį jie viską darė aplink save. Ir tada jie nepakluso, pamėgino pažiūrėti į šalį. Ir mes žinom, kaip istorija baigėsi. Ir nuo tada į gyvenimą ateina mirties virusas. Ir mes matom, kaip baigėsi Kainui su Abeliu. Brolis užmuša brolį. Ir tikrai kaip ir filmo Nojus nuostabiai rodo, tai tęsiasi per istoriją. Brolis užmuša brolį, žmogus užmuša žmogų, žmogus žudo žmogų, žmogus žudo gamtą, žmogus žudo ir žmogus miršta. Nes nuodėmė atėjo į pasaulį, virusas atėjo į pasaulį, nes žmogus nebežiūri į Dievą. Jis nebežino, kaip vertinti šitą pasaulį. Ir tada ateina Jėzus ir sako, Hebra, dar turit one chance. Dar vieną galimybę. Nes apaštalas Paulius sako, atėjo antras Adomas. Dar sykį ir Benediktas 16 savo knygoje rašo, Jėzus iš Nazareto, jis rašo, mergelės Marijos įsčiose iš naujo buvo sukurtas žmogus, nes su tuo nepaėjo. Reikėjo ištaisyti. Ir kad būtų geras žmogus, atėjo pats Kristus, pats Dievas. Sako, va dabar tai bus toks. Ir Dievas, Jėzus visą gyvenimą žiūrėjo į tėvą. Visą laiką žiūrėjo į tėvą ir viską darė taip, kaip Dievas klausė. Ir ta prasme, ir nuodėmė turėjo daeiti iki kryžiaus. Ir nuodėmė toliau, ir tas pats virusas ėdė Jėzų. Tas pats virusas ėdė Jėzų, bet Jėzus, ką jis darė, jis traukė jį visą į save. Sako, ateik už kiekvieną iš jūsų. Už kiekvieną iš jūsų, už Edviną, už Gretą, už Vilę, už Miglę, už dar vieną Gretą. Tarsi, kiekvieną iš mūsų jis tą virusą traukia į save. Traukia į save, kad mums nereiktų tuo virusu gyventi, kad mes nežudytumėm brolio, kad mes nemirtumėm nuo brolio rankos. Ir jis traukia visą tai į save, siurbė, bet jis pakluso tėvui. Ir jis pakluso ant tiek, kad liko apleistas, liko vienas, liko atmestas, liko išspjautas pasaulio, nes per visą istoriją buvo vienas teisus žmogus, kuris nepadarė nuodėmės. Pasaulis pasielgė su juo taip, jis jį nužudė. Ir kaip Poncijus Pilotas, mes šiandien girdėjom, kai Jėzus kalba su Poncijum Pilotu. Ir tada, kai Poncijus Pilotas jį nuplaka, kad visi tenais apspjaudo, apdaužo, jis pastatomas yra prieš visus. Mėsom ir krūvinas visas ir suplyšusią odą. Ir Poncijus Pilotas pasako, štai žmogus. Ir taip pasirodo žmogus. Aš kažkada supratau, kad nėra svarbu, ar tu nešiojas kryžių ant kaklo, ar nesinešioji. Kryžius turi būti įrėžtas tavo širdį, įrėžtas tavinim, kurią kalė Jėzų prie kryžiaus. Kryžius turi būti tavo širdį. Išraižytas, jis turi būti kaip randas, nuolat kraujuojantis, kad tau primintų, kad tu nepatogiai turi gyventi. Nėra čia ko nurimti, nes visa tai baigsis. Mes čia gyvenam, nu gerai, man kiek, 23, Dievas duos dar šiam 7 metų. 4 kartus gal, 3 kartus, žinai, nu daugiau.
Ir visa tai baigsis. Visa tai baigsis. Ir jeigu mes norim gyventi šitam gyvenime, lengva nebus ir mes taip atrodysim. Bet jeigu nori būti gyvas ir tikras žmogus, būsi sukapotas, bet tu būsi žmogus ir būsi sukapotas iš meilės. Ir būsi gyvas. Ir viskas. Mes, kai žiūrim Kristaus kančią, mes žiūrim vienintelio tikro žmogaus istoriją per visą žmonijos istoriją. Vienintelio žmogaus istoriją. Nes niekam daugiau neišėjo tapti žmogum. Iki Jėzaus nė vienam nesigavo. Dėl ko aš dirbu, dėl ko aš studijuoju, dėl ko aš draugauju, dėl ko aš šneku su šituo žmogum, dėl ko aš keliuosi ryte, dėl ko aš darau, dėl ko aš net valgau, dėl ko aš kvėpuoju. Kodėl aš einu į šeimą, kodėl aš einu į kunigus, kam visą tai? Man, kodėl aš studijuoju teologiją, kodėl aš turiu pilną galvą prigrūstą informacijos apie Jėzų, apie bažnyčią, kam? Kam jinai yra reikalinga? Tam, kad manim didžiuotis, kad aš galėčiau didžiuotis. Kam? Ne. Jeigu ne dėl meilės, tai mirčiai. Mano. Teisuoliškumui, mirčiai, fariziejiškumui, kam tik nori. Visi, kurie čia esantys teologai, atsiminkit. Fariziejus yra teologas. Senojo testamento teologas yra fariziejus. Ir ypač mes, kiekvieną kartą, kai Jėzus sako, veidmainy fariziejau, priimkite tai kaip savo. Nes taip yra. Nes mes esam tie, kurie turim atnešti, mes nešam įstatymą. Bet ar tą įstatymą, kurį mes nešam, padeda meiliai, ar tas įstatymas rakina žmonės? Ar mes, kaip sako Jėzus, atiminėjam, maldomis atiminėjam duoną iš našlių? Pasimelsk, žinai, mes pasimelsim už tave. Žinai, tu melskis taip į bažnyčią, priimk sakramentus, bet ar jai tai padės meiliai? Ar tu jai padėjai meiliai? Pirmiausia, žinokit vieną dalyką. Pirmiausia, visi pakrikštytieji yra kristianos. Lietuviškai nekreipkit žodį krikščionis, jis visiškai neteisingas. Nu, šiek tiek turim, aišku, krikštytas, bet kristianos. Kristietis. Kristos, kristianos. Kristus, kristietis. Mažas kristukas šitam gyvenime. Brolis Paulius pasakė per paskutinės Kairos rekolekcijas. Tikrai buvo nuostabus jo pamokslas. Reikia suprasti vieną dalyką. Hebra, mes esam vienas protas nuo pasaulio sukūrimo. 2000 metų krikščionybė eina ir jos nieks nesugeba nugalabyti. Ir mes pastatom savo protą, kiek mums? Nei 30 nėra. Mes pastatom savo 30 metų protą prieš 2000 metų, ne, prieš 4000 metų jie mums su Senuoju testamentu. Mūsų Dievo istorija, mes sakom, kad 30 metų gali aukščiau, gali daugiau, gali apriepti daugiau ir žinoti daugiau negu 4000 metų. 4000 metų patirties, kaip Dievas veikia gyvenime. Ir šventieji, kai mes žiūrime šventųjų gyvenimą, mes pasižiūrime juos, wow, oh my god, žinai ten, kaip jie nugyveno. Turbūt mums artimiausias šventasis, kaip ir Tomas sakė, Jonas Paulius II, šventasis, tikras žmogus. Ten aš nežinau, man turbūt artimiausiai yra Pranciškus Asyžietis, nu aš iš Kretingos pranciškonai, ne? Pranciškus Asyžietis, Antanas Paduvietis, nu aš nežinau, motina Teresė, jeigu esat girdėję, bet tik palaimintasis Džordžia Prastatė, nu šiaip kitai skamba šiaip. Man patiko, aš kaip paskaičiau pirmą, buvau toks skeptiškas, bet paskaičiau amazing, tikrai. Ir tas pats Don Bosco, ne, nu tokie vardai, ne, kurie atrodo, mes nelabai ką apie juos žinom. Tikrai nedaug, bet mes turėtume apie juos žinoti, nes tai yra žmonės, kurie tikrai tapo žmonėm dėl to, kad jie priėmė Jėzaus gyvybę į savo širdį. Jie leido, kad ten, kuriems neina mylėti Jėzui, per juos mylėti. Jie leido, kad atidavė viską. Sako, Jėzau, nesugebu mylėti, nesugebu teisingai pasirinkti, nesugebu nežudyti savo brolio nuodėmėm. Ateik, tu mylėk, tu gyvenk. Tu teisiai elkis,
nes man nebeišeina, aš atveriu širdį tau. Jėzus tik to laukia. Kaip brolis Ražė parašė savo knygoj, jeigu galės paskaityti jo meilė ugnis, jisai pirmas puslapis, paskutinė eilutė ir antro puslapio pirmoji. Yra parašyta, Jėzus stovi prie mūsų širdžių durų ir beldžiasi kaip vargeta. Bet suprantat, jis yra kitoks vargeta. Bet suprantat, tas, kuris jums duoda gyvybę, Dievas, kūrėjas, Dievo žodis, be kurio nebūtų nieko, nei vieno iš mūsų šito pasaulio nieko, Dievo žodis, lenkėsi prie mūsų kojų, beldžiasi kaip vargeta į mūsų duris. Per kiekvienas mišias tarnauja mums, plauna mums kojas, tam, kad mes tik atidarytumėm duris. Ir jis nieko nereikalaus. Jis tik norės duoti. Jis reikalaus vieno dalyko, kad atsižadėtum savęs. O tas atsižadėjimas savęs reiškia, kad atsižadėtum noro viską stengtis padaryti iš savo jėgų ir iš savo supratimo. Kad gautum naują supratimą ir naujas jėgas. Ir jis jas duos. Pačioj pradžioj gerai padrebinti pasaulį jūsų vidinį, taip kaip sakė, ištaškys tos namus kaip reikalas. Bet po to atstatys rūmus. Ir tikrai kažkaip, tai yra jūsų pasirinkimas kiekvieno. Ar atidaryt duris, ar neatidaryt durų. Ar atidaryt, ar ne. Jūsų širdis Dievo duota jums ir jinai priklauso jums. Ir va čia Jėzus klausė, ar tu priėmi tai, kad aš esu tavo išgelbėtojas? Popiežius Pranciškus yra pasakęs, sako, yra krikščionių, kurie tikrai labai gerai gyvena pagal katekizmą. Yra krikščionių, kurie tikrai visai neblogai praktikuoja tą krikščionybę. Bet jiems trūksta vieno dalyko, jie nesijaučia išgelbėti. Ir iš to ateina džiaugsmas. Turi jaustis išgelbėtas tuo kiekvieną dieną, kad šiandien man Dievas davė mylėti ten, kur aš galėjau žudyti arba mirti. Man davė gyvenimą vietoje mirties šiandien ir ne rytoj. Rytoj duos, bet šiandien, jis sako šiandien. Tai, ką aš išnekėjau, ir tai, ką aš šnekėjau gyvenimais, ir tai, kas jums visą tai vyko, nublanksta, nes... supranti, va čia yra gyvenimas. Va čia tai nėra gyvenimas, čia ir savaitgalis. Savaitgalis, o ten yra gyvenimas. Melas! Iliuzija! Ir viskas, ir daugiau nieko. Melas ir iliuzija. Bet jūs to patikėsit, jeigu ne malda. Jeigu ne malda už viens kitą. Ir jeigu ne sakramentai. Sakramentai, malda ir malda už viens kitą. Pradėkim nuo to. Kiekvieną dieną įsipareigojate, aš nežinau, nuo jūsų galimybių, nuo bent kiekvieną dieną įsipareigojate. Dantis sukandus, kurio nors momentu persižiūrėt, kurios nors momentų Tėve mūsų sukalbėti. Jeigu gaunas, kurio nors valandą atiduot Dievui. Jeigu jūsų širdis sugeba tik persižiūrėt, o vieno žmogaus sugeba širdis valandą išsimelsti. Nėra labai didelio skirtumo. Tu įsipareigoji. Ir jeigu tu įsipareigoji, tu gyveni Dievo savybėm. Dievas yra ištikimas ir jeigu tu esi jam ištikimas, tavyje jau veikia šventoji dvasia. Nes tu jau gyveni ištikimybę, tu gyveni Dievu. Ir per visą šitą likusį laiką, vienintelis dalykas, kurį jūs turite savo atsakyti, ar aš priemu Jėzų savo išgelbėtojų, ar aš priemu jo kryžių, ar aš priemu jo gyvenimą, ar aš trokštu jo labiau, kad jis persmelktų viską ir grįžus, kad tik padėtų nepatikėti to melu, kad ten yra tikrasis gyvenimas, o ne čia. Ar aš trokštu šito ir ar aš einu pas jį? Ar aš esu vargeta prie jo kojų? Ar aš esu prie kryžiaus? Ar aš esu prie kryžiaus? Ir tikrai viskas turi būti iš meilės. Jeigu dirbi iš meilės. Ir tai yra, galiu dėti lygybę, jeigu dirbi iš meilės. Vadinasi, dirbk tarnaudamas. Jeigu bendrauji iš meilės, vadinasi, bendrauk kaip tarnas. Jeigu esi draugas, tai kaip tarnas. Visada kaip tarnas, iš meilės.
O iš meilės reiškia linkėdamas kitam gero. Ir nieko daugiau gero negali linkėti daugiau kaip jo. Viskas daugiau nieko negali linkėti kitam, tik jo, nes tai yra geriausias dalykas, ką tu gali kitam palinkėti. Ir nebijokit trokšti, bet pirmiausia turi trokšti Jėzaus, o po to trokškite viso kito, kas tik yra, bet širdyje. Jeigu jūsų širdis trokšta šeimos, trošk šeimos, tikrai, norėk to šeimos, bet dėl Jėzaus ir dėl meilės. Nori būti kunigu, trokšk būti kunigu, žinai, bet dėl meilės ir dėl Jėzaus. Nori irkluoti dėl meilės ir dėl Jėzaus. Nori beibių dėl Jėzaus ir dėl meilės. Bet dėl ko reikia trokšti. Suprantat, kaip yra, kaip pasakė, yra pasakymas, jei Jėzus yra pirmoji vietoj, tai viskas yra savo vietoj. Nepatinka man šitas pasakymas. Jėzus neturi būti pirmoji vietoj, Jėzus turi būti visose vietose. Nuo pirmos iki tavo gyvenimo paskutinės vietos. Neturi būti vietos, kur nėra Jėzaus. Tipo, pirmoji vietoj Jėzus, o tada yra mano šeima be Jėzaus. Ne, jis yra persmelkiantis. Jis turi persisumti, mes turim būti kaip kempinė. Tokia, kurio pakėlus bėga. Taip turi atrodyti mūsų širdis. Va taip tokia turėtų būti pilna dvasios. Yra kempinė ir jeigu jinai, kai tik pakeli ją iš kibiro, pilna kempinė, jinai varva. Ir va čia yra ta meilė, kai jau mes esam patys pilni meilės, ta meilė bėgs per mus lauk, nes jos belenkie. Bet mums reikia nepamiršti, kad pirmiausia mes patys turim eiti į vandenį. Jėzus sako, aš esu gyvojo vandens versmė, kas trokšta, ateikit pas mane ir daugiau nebetrokšta. Kasdien, iš naujo, kasdien pas jį eiti. Ir panirti jo meilę, panirti pas jį, dėl jo paties, susitikti su juo. Ir kaip man sakė užtarimo maldoj, ne per savo rūpesčių filtrą, bet eiti susitikti su juo, ne dėl to, kad man šūdas yra sesijoje, ne dėl to, kad man nepatinka mano darbas, ne dėl to, kad jis, dėl jo. Susitikti su gyvenimu. Ir mes tada turim laukti, va čia man reikia laukti. Aš tikrai čia yra malonė, kad aš taip šneku, aš galvoju, kad bus žopa, nes aš jau seniai taip nebekalbu. Vien dėl to, kad priėmiau komuniją, vien dėl to, kad supratau, kad iš savęs nieko nepašnekėsiu, vien dėl to, kad yra broliai ir seserys, kurie už mane meldėsi. Vien dėl to Viešpats per mane dabar kalba, aš esu įrankis. Ir daugiau nieko. Mes esam viena visuotinė bažnyčia.